Tai šiandien mes rėsime YouTube. What the fuck? Sorry. Kaip troll. What the fuck? Go to Utopia. Kas čia per Štuka World of Days. It's very good. Gali nebemok. Bet jis Edvadas. Visai normaliai. Ne, šitas negražus. Šitas daug geriau. What the fuck? Tu žinau, tu nori savo Sveiki visi. Čia Matai. Šiandien darau naują video. Čia tas pats, kai buvo. Cinnamon Challenge. Tai dabar nieko negalvojimas. Kai tik eisiu pasimsiu visus produktus. Pradėsime challenge'uoti. Aš įsidarau tą. Aš vėl turiu. Vaikas tikrai. Hapsime, kad čia pirmas prieskonius. Gerai, visada. Prieskoniamas. Cinnamon. Ilga. Turiu cinamoną. Turiu šokolą. Tai dabar kažkaip kaimynų čia. Darysim challenge. Cinamonas ir šaukštelį. Maždaug cinamono jums. Kas jisai išplėja? Taip, kokia. Cinamonas. 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 Žiūrėk. Gerai. 3, 2. Čia man žiauriai patinka, kaip tie daug buvo. Juodai legendai. Tikrai ačiū, kad žiūrėjau, čia buvo Matai. Dabar jis kol kas išėjo. Negali kito. Keliom minutėm. Jo, jis dabar neišėjęs. Tipo, jis prenumerat! Ką veikia? Nu gerai, mes toliau žiūrėsime Edvido blogus. Ir pats juokingiausias dalykas - žaidimas. Aš tuoj tau, tuoj pasakysiu, koks namas. Toks biškis su stogu. Ir jeigu jūs norėsite, ką... Čia yra paraukštas. Jeigu jūs norėsite dar ko žiūrėti, tai komentuokite. Kur tie žaidimai? Esi CS gerbėjas, neturi kur žaisti. Jedvinas tau siūlo apsilankyti www.c4.lt. Parašyk komentaruose savo IP ir gauk VIP nemokamai. Įdomu. Šiaip visai nebloga reklama. Koksgi čia tas mano IP, šiaip nemokamas VIPas visai nepamaišyt. Ai, blet, blogai filmuot. Sveiki. Taigi
taigi kaip matote, aš vėl kuriu savo naują videoblogą. Ačiū. Ir šiame videoblogą aš trumpai ir aiškiai pašnekėsiu, galbūt aptarsiu, o gal net ir parodysiu. Kaip pisuosiu su šuniu. Juokauju. Ir šiame videoblogą aš trumpai ir aiškiai pašnekėsiu apie mums labai paplitusių dalyką šiuolaikinėje pasaulyje. Apie žaidimus. Apie žaidimus. Visų pirma, norėčiau pradėti nuo to, kad tikslaus apibrėžimo, kas yra žaidimai, aš neradau. Nesivedęs į Google, ką reiškia žaidimai, man išmetė krūvą porno saitų ir keletą minėtų fotkių. Taigi apibūdinti savoką, kas yra žaidimai, man padės mano scenarijų rašytas. Ei tu, Gaidy, ko tu nori? Apibūdink savoką, ką reiškia žaidimai. Gerai. Nu greičiau tu, ble, palauk tu. Eik, pipi. Žaidimai yra tai, ką mes žaidžiame. Pabaiga. Taigi dabar jūs žinote, ką reiškia žaidimai ir kad mūsų pasaulio žaidimų yra visokių. Bet šiame videoblogą aš kalbėsiu apie kompiuterinius žaidimus. Au, ble. Taigi žaidimai yra visokie. Šaudyklių, sporto, lenktynių ir dar visokie kitokie. Pats asmeniškai pastaruoju laiku aš nežaidžiu kompiuterinių žaidimų, nes tiesiog nelabai turiu tam laiko. Bet anksčiau, gal prieš kokių porą metų, aš buvau visiškai totalus no-liferis. No-liferis tai žmogus nebegalintis gyventi be kompiuterinių žaidimų bei nebegalintis apie juos nebegalvoti. Dažniausiai tokie žmonės prie PC internetinio žaidimo ar paprasto žaidimo dėka praleidžia kiaurą dieną ir naktį. Arba tiesiog žiūri porno. Štai vienas pavyzdys, kaip atrodo no-liferio dienotvarkė. Ryte. Diena. Vakare. Naktį. Taigi šitas dalykas palyginus dar nėra toksai žiaurus, nes pavyzdžiui, jeigu jūs savo vaiką nuo vaikystės duosite žaisti kompiuterinius žaidimus, gali baigtis kur kas blogiau. Aš nesakau, kad kompiuteriniai žaidimai yra blogai, nes yra ir tikrai gerų žaidimų. Pavyzdžiui, tokių, kuriuose reikia atsakinėti į klausimus kaip 2 + 2 = 5, nes tai lavina jūsų mąstyseną. O gal protą? Bet jeigu jūs savo sūnų nuo vaikystės duosite žaisti, pavyzdžiui, kokią nors DBZ, tai vėliau gali būti taip, kad prie jūsų prie sūnus jums sakys: Mamytė, aš surinkau 7 drakono rutulius. Aš paprašiau, kad man padidintų penį. Bet jis nepadidėjo. Ir nežinau, ką daryti. Man liūdna. Dabar. Elektroliuks. Elektuvas? Bau, mau, bau. Хуя, Kau. Elektroliuks. Elektrukas. Хуюка, блядь, Elektroliuks, nahui. Pavaizduok, kas tai yra. Kaip aš tau jį pavaizduosiu, čia pavadinimas, blядь, Elektroliuks. Elektroliuks. Elektriukas. Elektroliuks. Tumsa. Хujums, da. To. Liuks. Elektro. Jau mane užknis. Elektro. Elemo. Biboj. Imo. Nehujimo, blядь. Elektroliuks, nahui, jau mane užpiso, blядь. Tu ką, blядь, rimtai? Elektroliuks. Įsiklausyk į mano lūpas. Ką jis sako? Elektroliuks. Elektrošokas. Užtenka mano augulius gražus. Koks kitas skiemuo po elektro? Šo? Tro. Šau. Хujau, блядь, тро. Ro? Тро. Nu, ro. Elektrošau. Elektroliuks. Liuks. Elektroliuks. Liuks. Liuks. Elektroliuksas. Taip. Taip. Taip, ne, taip. Taip. Elektroliuks? Rimtai? Taip. Dabar? Taip. Ką jis reiškia? Pavadinimą tiesiog. Kieno, ble? Gamybos, ble. Parodyk man. Va. Man ar patinukas. Elektroliuks. Elektroliuks. Не приклеїти віддати?
Na. Tas dabar nemokasi daryti. Ne, blet, tai ką? Kas bėga? Vaizdo daugiau nei mano. Storas, na. Tai ką tu sakysi? Labas? Ką tu sakysi? Esu Zbignev ir šiandien bus jūsų instruktorius. Davai. Koks Zbignev? Kaip? O po to tokia pauzė po mano žodžio. Aš esu mokinys. O aš esu mokinys. Pofui. Ai, gerai, palik. Ai, gerai, palik. Sakyk. Ir... Pasiruošęs sėdinai ten, blėt, kažką. Pažiūrėjus sėdinai. Į, chuja. Viskas gerai, viskas. Jūs atpas na viskas. Taip. Na, manau, jau gerai, susipažinom su tavimi, Edvinai. Pradžioje gal tokių biškį klausimėlių. Tu turbūt jau esi... Šitą užduot porą klausimėlių. Aš jau šitą paskiau, ne? Galima prisipilti. Na, Edvinai, manau, jau gerai. O kam, tada, dabar? Pradžiai gal biškį tokių klausimėlių. Turbūt... Negreitai. Tu suprantu, kai šiai. Apšvietimo nebūtų. Na, Edvinai, ar teko sėdėti už vairo? O ką aš turiu sakyti? Biškį ne. Tai teko ar neteko? Teka. Kas teka? Davai, Aš norėjau pasakyti, kad spaniškai bijau tam greičius. Davai. Bijau vairų. Jūs mokat rusų? Понимаете немножко. Заебись. Tai nuo ko pradėsim, Navickai? Tai jūs man pasakykit, nuo ko mes pradėsime. Tai, blėt, aš atėjau pas tave, ar tu pas mane? Tu laikyti egzaminus. Pats nežiūrėt. Biškai arčiuoti. Nu, Davai. taip, tu žiūrėt. Dai, tyliai, kuzė. Tyliai, blėt. Blėt, kol pradėsim važiuot. Na, tai pradėsim. Pirmą, užsisek diržą. Ir Stimo Media tokia vlogeriai. Nu su jį... Na tai, ačiū jums labai. Šiandien labai daug ko išmokau, leiskit man paspausti jums ranką. Ne, Roška. Tavo korta, blė, slieva. Ir na į ką, mes jau viskas. Baigėme. Mes dar tik pradėjom. Bet tik 15 minučių man leidžia. Na ir subscribėkite, komentuokite. Ir dislaikus daugiau biškai. Tai gerai, davai.